Sveiki. Noriu pakalbėti tema apie mintis. Mintis. Kaip mintis veikia mūsų gyvenimus, mūsų ateitį. Ir paskaitęs knygas, ypatingai Jūsų pasąmonės galia Joseph Murphy. Taip pat sudalyvavęs seminare Millionaire Mind Intensive Course, sukurtas pagal T. Harv Eker programą. Taip pat dalyvavęs seminare Next MBA online universitete paskaitos lektorius Brian Tracy, kad mūsų mintis daro tiesioginę įtaką mums, mūsų ateičiai, mūsų ateities realybei, kurioje mes būsime už sekundės, už mėnesio, už savaitės, už metų, už 10 metų. Tai reikia mokėti, reikia identifikuoti, pradėti nuo to, kad identifikuoti savo mintis, minčių stebėseną, išmokti stebėti mintis, skaityti mintis. Kai išmokstame, jaučiame, girdime, matome savo mintis, kokios ateina, ir atskirti į pozityvės ir neigiamas, negatyvės. Pozityvės yra gerai, nes mes norime, kad mums sektųsi, norime gerai jaustis, o negatyvės yra tai, kas negerai. Gal negaliu kažko, nemoku, nesugebu. Ir esant dabartyje identifikavus neigiamą mintį, važiuoju aš mašina ir man mintis, kad man mašinai ratas nukris. Galbūt kažkokia mintis, viena kaip pavyzdys. Ir ar man reikia, kad jis nukristų? Ne, man nereikia, kad jis nukristų. Aš noriu, kad ratai būtų tvirtai prisukti, suktųsi gerai, kad važiuotų patogiai automobilis. Tai man to nereikia. Kaip pavyzdys, gali bet kas būti, bet kokia mintis neigiama. Tai man to nereikia. Ir pagavus šiame momente, jeigu galima ją sustabdyti prieš užuomazgas, tokia mintis, ne. Bet jeigu jinai jau išsireiškia, tuomet galima sakyti permušti. Identifikavau, pagalvojau, kad man nukris ratas automobilį. Man to visiškai nereikia. Tada pasakyti ar garsiai, ar mintyse, kad nenukris man ratas. Man ratas nenukris. Ar man to reikia? Mano ratas nenukris. Jis prisuktas tvirtai stabiliai laikosi automobilį. Tai va tokią praktiką naudoju. Kviečiu prisijungti, kas turi gal negatyvių minčių. Ateina negatyvios mintis ir nežino, ką daryti. Tai va, vienas iš būdų identifikuoti, kad yra negatyvi mintis. Man to nereikia. Tada galbūt jūs sakote pastoviai kažkur. Pavyzdžiui, kokia mintis negatyvi pastoviai. Mano kristratas, ar ne? Vėl mano kristratas. Nu, čia kaip pavyzdį gali bet kas būti. Tai jeigu tau to nereikia,
tą mintį stabdai. Stop. Man to nereikia. Mano ratas yra tvirtas. Taip pat aš galbūt kažką darėte, ne kažką dariau ir man nepasisekė. Ir priimėte tai, kad nuleidot rankas galbūt, bet aš nemoku to. Ir pasakėt. Aha. Bet tai gal jūs neturite limitų nusistatęs pas save. Galvoj. Gal jūs norit viską mokėti ir šitą norit išmokti dalyką. Tai tuo metu, kai jau pasakėte, taip jau nusprendėte, kad jūs nemokat kažko, galite sakyti priešingai. Aš moku, nors ir jūs šiuo metu nesate įvaldęs to dalyko, kurio nemokat, bet identifikavot, kad taip pasakėte, tokį išleidote nuomonę ir galite sakyti atvirkščiai. Aš moku, aš gerai darau. Taip. Aš sugebu kuo puikiausiai. Tai va. Minčių kontrolė ir minčių keitimas. Tai, ko mums reikia.